Klausia mūsų šios funkcijos mažiausio teigiamo periodo. Mes žinome, kad sinuso mažiausias teigiamas periodas funkcijos y lygus sinus x yra 2π. Kas yra atsitikę mūsų šitam grafikui? Pirmiausia, jis yra čia padauginta iš 10. Būtent šitas 10 ir keičia periodą. Mūsų funkcijas grafikas 10 kartų sutankės, susispaus prie OY ašies. 10 kartų. Dabar čia yra dviejetukas, jisai grafiką mūsų išplečia nuo x ašies. Periodas nesikeis. O šitas yra tiesiog postumis, taip pat periodo nekeičia. Periodą keičia šitas 10x. Tai aš rašau, kad mūsų naujosios štai šitos funkcijos periodas 10 tokių periodų būtų lygu 2π, tai mūsų periodas bus 2π padalinta iš 10. Arba kitaip tariant 1/5 π. Mūsų funkcijos grafikas visas bus 10 kartų susiaurėjęs. 1/5